Tai ką pametėt Lietuvoje? Nežinau, jeigu manęs klaustų prieš 15 metų, kuo tu gyveni po studijos, aš net pats nesugalvočiau, kad gyveni Lietuvoje. Aš atliko įvairios praktikos. Pradžia, aš baigė mokyklą, po to padarė tokią profesinė mokykla, bet negalima pasakyti profesinė mokykla, pas mus Vokietijoje yra tokia mokymo sistema, dirba pas ūkininkas, 3 metai, 3 skirtingi ūkiai, gyvena tam šeima, 1-2 kartų per savaitę eina į mokyklą ir po to gauna diplomą ūkininkas. Po mokyklą padarė šitą ūkininką diplomą, po to pradėjo studijuoti, 1 metai Amerikoje buvo, ir 3 metai Osnabrücke universitete. Austrijoje. Osnabrücke yra Vokietija, šiaurė Vokietija. Žemės ūkio universitete baigė ten savo studijas su bakalauro ir per studijos laikas aš atliko įvairios praktikos. Man visą laiką įdomu buvo Rytų Vokietija, ten buvo iki tos senos kolūkis tarybiniais laikais ir man visą laiką buvo įdomu. Ir paskutinių studijų metu rado tokią skelbimą, kad ieško kombainininko Lietuvoje. Ten yra vokiečių ūkiai, ieško vokiečių studentikų varo kombainų. O tai kur tas skelbimas pasirodė? Ten pas savo universitetą ant tokią lentą buvo prisegta tokią skelbimą. Aš gavo šitą darbą, atliko praktiką čia porą mėnesių, gerai sutarė su buvęs vadovas tas vokietis. Ir jis ten tą vasarą jau visą laiką klausė manęs, ar tu gal norėtų čia pradėti dirbti. Aš noriu grįžti atgal į Lenkiją, kadangi jo žmona buvo Lenkė. Sakė, aš net nežinau, aš čia noriu dirbti dėl to, kad tą vasarą buvo baisu. Lyja, mes limpam su kombaino, ištraukėm, visos kviečius buvo paguldyta. Ir čia ta Lietuva man biškai baisiai atrodo. Aš galvoju, kad čia tik lis. Po viso kūlimų darbą aš biškai ilgiau paliko, tas kitas studentas biškai anksčiau išvažiavo namo, aš čia paliko sėjos darbą atlikti. Ir tas buvęs vadovas visą laiką klausė, ar tu gal čia nori perimti mano darbas? Ne, nežinau, čia man nepatinka. O kur jūs gimėte? Aš patys gimė šiaurės vakarai, Vokietija prie Oldenburgo miesto netoli Olandijos sienos. Mano senelis buvo ūkininkas ten, turėjo karves ir kalėdinis eglutės. Mano tikras tėvas irgi buvo ūkio vadovas, bet jis mirė kelios dienos po mano brolis, aš turiu dvynukų brolis gimimą. Aš pats neužaugau prie žemės ūkį, tik mano senelis buvo ūkininkas, bet man visą laiką įdomu buvo ta žemės ūkį. Mano svajonė visą laiką buvo važiuoti, daryti kas nors, kas kiti nedaro. Kai aš buvo 10-11 metų, aš labai norėjau eiti į privatų mokyklą, į internatą. Kažkaip matė filmą ir man įdomu buvo tas internatas. Ten su senelių pagalba man pavyko stoti ant privatų mokyklą. Brangų mokykla buvo ir po 11 klasę sakė, mama, aš nebenoriu mokytis, aš noriu būti ūkininkas. Mano mama išprotėjo, sakė, blemba, mes dabar tiek daug pinigų investavom į tavo mokyklą ir tu nori būti ūkininkas. Bet mes suspaudžiam ranką, sakė, taip, aš noriu dabar padaryti tą profesinę mokyklą ir po to aš noriu studijuoti agronomiją. Mama sakė, gerai, tada sutarim, palaikom ir taip ir padaro. Padarė tą profesinę mokyklą ir po to studijavo žemės ūkį. Gerai.
Sakėt, jūs turite tą brolį dvynį, toks pats panašus kaip ir jūs, taip? Jis yra dvynukas, bet mes visiškai skirtingi. Mano brolis nieko bendro su žemės ūkiu neturi. Jis yra mechanikas inžinieras, jis dirba automobilių industrijoje. Jis nieko bendro su žemės ūkiu neturi. Bet jis panašus į jūs. Charakteris tikrai labai skirtingi. Ką jisai sakė jums, kai jūs jau nusprendėt likti Lietuvoje? Na, brolis mažiau ką pasakė. Jis ten jau per 10-11 metų porą kartų buvo čia, manis aplankė. Bet mama labai liūdėjo, kad blemba dabar tas sūnus keliauja užsienyje ir mes jie nebepamatysim. Bet dabar tėvus tapus pensininkai, jie man aplankė porą kartų per metus. Gerai, Udo. Kada išmokote lietuvių kalbą? Kai aš atvyko į šitą ūkį, aš nesuprantu lietuviškų kalbą, jie nekalbėjo. Ačiū Dievui, savo darbuotojas, jie jau pripratę prie vokiečių praktikantų, jie žinojo kelius vokiškus žodžius, viena kita darbuotoja biškai angliškai kalbėjo, bet daugiau mes tik kalbam su rankom, visą laiką reikėjo surasti kažkokią purviną kapuotą, jie subraižyti, kad jie paskui pirmą pradėjo mokytis skaičius nuo 1 iki 10. Jeigu norėjau pasakyti, pavyzdį, 22, aš sako 2, arba 19, 1, 9. Nu, po biškį pradėjau mokytis, bet tikrai pradėjau kalbėti, kad po 3 metų, 4 metų. Aš jokio kurso nelanko, visą savaime. Kai susipažinu su savo dabartiniu žmona, tada jau pagerėjo tą kalbą. Aha, tai jūs vadinasi, ne jūs mokėtės ten kursuose jokiuose specialiuose, tiesiog iš aplinkos išmokot. Taip. Tai jūs vis dar susituokęs? Taip, aš turiu lietuvišką žmoną, vaikas, vieną vaiką turim 3 metų sūnus. Ką sako žmona, nesako, gal važiuojame į Vokietiją, ką čia mes veikiam? Ne, iš tikrųjų, jie atkeliauja iš Dzūkija čia, iš kraštovaizdžio, man Dzūkija daug gražesnė, tik žemė ten ne taip dėlinga kaip čia, kitaip galėtų gyventi Dzūkija. Bet ne, žmona keliavo pas mane ir dabar gyvena čia pas mane ūkį. Pasakykite, prašau, ką jūsų draugai Vokietijoje galvoja apie jūsų gyvenimą Lietuvoje? Nu vis tiek su jais pasikalbate, ar prie alaus bokalo, kai būnat Vokietijoje, ar dar? Iš tikrųjų, nesako, kas tau atsitiko, tau susisuko galva? Na, aš sakyčiau taip, mano vidinė motivacija likti čia Lietuvoje buvo tokia. Aš sutarė su šitam ūkio savininką, kad aš likčiau čia 5 metai. Mes spaudžiam ranką, dėl formalumo mes turėjom darbo sutartis, bet iš tikrųjų mes spaudžiam ranką 5 metai. Ir aš visam draugam pasakė, 5 metai aš liksiu Lietuvoje. Aš nenorėjau, čia man būtų gėda, jeigu aš būtų išvažiavę namo anksčiau. Po 5 metų dabar jau 11 metų. Iš tikrųjų galiu pasakyti taip, kad prieš 11 metų, pavyzdžiui, vieną miestą šalia mūsų Naujojo Akmenė, ten prieš 11 metų baisu atrodo. Ten apleistus namus, žmonės geria ant gatvės, netvarkingus kelius, arba Kaunas. Mano draugai atvažiavo čia, aplankė Lietuvą, sakė, nu jo, čia. Bet dabar, kiekvieną kartą, kai mano draugai aplankė mūsų, jie pastebėjo, kad kaip patobulėjo viskas, kelias susitvarkė, ypač ten Naujojo Akmenė, visos kelias, čia yra vietam net geresnis kelias, autostradas ir geresnis kelias ne Vokietija. Tik kad tos kaimo vietovės, biškai užmirštas vietas, čia vis tiek ten žvyrkelis yra, mažiau investicija vyksta. Matėm jūs protesto akcijoje, ūkininkų. Kodėl jūs prisijungėte prieš tai tokių protesto akcijų? Nu, aš nuo pirmo dienų, aš esu žmogus, kuo mėgsta komunikuoti, jie aktyviai dalyvauja, pavyzdžiui, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, jie mėgsta bendrauti, aš pats iš šono pastebėjau, kad čia po biškį
ypač su dabartinė valdžia vyksta nesąmonė, kad jie nenori pagelbėti žemės ūkį, kur yra vienintelis rimtas darbovietis kaimo krašte, jie nori nežinau, tikrą žodį, naikinti, jie apsunkinti tą gyvenimą. Aš pastebėjau, kad lietuviai patys nėra labai tokia protestuojančia tauta. Jie, kaip pasakyti, gavo į kailį, nulenka galvą ir toliau. Įstatymas po įstatymą. Kai aš pradėjau aktyviai dalyvauti Lietuvos grūdų augintojo asociacija, Žemės ūkio taryba, aš jiem raginau, sakė, davai, mes reikia sustoti. Pirma tokia akcija buvo ta Žalio kryžių akcija, jeigu jūs paminat. Tuomet šitą Žalio kryžių akcija vyko Vokietijoje. Mes su Žemės ūkio taryba sėdėjom prie bendrą stalą ir galvojom, ką reikia daryti, kad visuomenė ir Žemės ūkio ministerija mums išgirdės. Galvojom, reikia samdyti kažkokią influencerį, kokias nors. Jie sako, nereikia jokio influencerį, reikia įkalti Žalio kryžių, smeigti ir gausim tą dėmesį. Viens kitą tą abejoja, bet galų galą gavom tą pirmą dėmesį tam prieš... Pavyko. Ir po to visą laiką stebėjo, ką ta Žemės ūkio ministerija arba aplinkos ministerija su mumis daro ir bendrom jėgom pradėjom kovoti už mūsų ateitį. Kaip jums atrodo, ko Lietuvos žemės ūkyje trūksta labiausiai? Kalbant apie politinius sprendimus. Aš manau, pirmiausia, trūksta suprantingumą. Lietuvoje visos tos Baltijos šalis, jie nėra tokia šalis kaip Vokietija, kur miestą po miestą ir kas antram kaime stovi kažkokia gamykla. Lietuvoje yra pagrindinė populiacija yra gyvenę Vilnius, Kaunas, Klaipėdoj ir daugiau čia yra arama žemė, pieva ir žemės ūkiai. Aš manau, kad mūsų politikai pamiršo, kad be žemės ūkiai šitos kaimo kraštas išvis jie mirė. Čia neliks jokio darbo vietą. Tos darbo vietos reikia saugotis, kitaip šitos kaimas po 10 metų, 20 metų nebeegzistuoja. Aš atsimenu, kai aš atkeliavo čia prieš 11 metų, mūsų kaimo populiacija, kaip pasakyti, buvo dvigubai didesnė, ne dabar. Kai aš pradėjau dirbti kiekvieną rytą, kai pradėjom akmenus rinkti, čia stovėjo 15-20 žmonių. Dabar tik stovi 10 žmonių ir reikia dar kovoti už darbininkas, tam vyksta didelė konkurencija su kaimynais. Žmonės nieks nebetraukia čia į tos kaimus. Ta prasme, jūs pastebite, kad kaimas nyksta. Kaimas nyksta, iš Vilnius gaunam jokio pagalbą. Jie tą kaimą tik sėkmingai gali gyventi, jeigu da žemės ūkiai sėkmingai gyvena, jie gali sau leisti įdarbinti žmonės, moka normalius atlyginimus, kad žmonės nepabėgtų iš šitos kaimus. Bet ta dabartinė ministerija daro viskas, kad būtų ūkininkam kuo blogiau. Aš manau, kad ypač tam žemės ūkio ministerija vyksta interesų konfliktas. Mūsų žemės ūkio ministras jokio žemės ūkio patirties neturi, jis yra aplinkos saugininkas. Aš manau, kad reikia surasti kompromisą tarp žemės ūkį ir aplinkos saugą. Mes nenorim naikinti visokias miškas, bitis, paukštus. Mes gyvenam su gamta, bet... Nes koks žmogus norėtų savo namą sugriauti arba savo kiemą išarti, sugadinti visą. Man taip atrodo, kad šitas žemės ūkio ministras yra ideologas, aplinkos saugos ideologas, taip pat kaip aplinkos saugos ministras. Jie mato ūkininkai kaip priešingai. Jie svajoja, kad visos laukus apaug kažkokios krūmus, visokios egzotinės paukštus skraido, kanalus užtvert. Bet
ant tokią žemę nieko negalima uždirbti. Jeigu mes nieko neuždirbam, mes negalim duoti darbo vietos ir tada šitas kaimas automatiškai nyksta. Ne? Kas turėtų nutikti, kad jūs apsispręstumėte su šeima išvykti iš Lietuvos? Karas? Aš net karas, aš net negalvoju, kad išvažiuoti čia. Mes, kai karą pradžioje, mes galvojom, ką daryti, gal žmona reikia. Mes sėdėjom mes turėjom tokią atsarginę lagaminą su visus dokumentus karo atveju, kad mano žmona galėtų pabėgti į Vokietiją pas tėvus. Bet aš nežinau, ar Vokietija saugiau negu čia. Jeigu atsitik, kad Rusai puolė Lietuvą, tada vyksta pasaulinė karai, ten Vokietija taip pat nesaugu negu Lietuva. Aš galvoju, kad gal čia yra saugiau negu Vokietija. Kodėl tas Rusas turėtų leisti atominę bombą prie pat savo sieną? Jeigu jis atsiųs atominę bombą, jis siųs į Angliją, Vokietiją, Olandiją, bet ne prie pat savo gyventojus. Ką norėtumėt perduoti ūkininkams, kurie yra jūsų kolegos? Norėčiau perduoti, kad gal visi matė, kad yra labai svarbu kovoti už savo teisę, už savo ateitį. Ir tas protestas Vilnius buvo labai geras pavyzdys, kad mes esam vieningi. Aš noriu raginti savo kolegams, kad dalyvauti aktyviai visokiam asociacijom arba Žemės ūkininkų sąjunga, grūdų augintojų asociacija, toliau, bet kovokit už mūsų ateitį. Ta protesta Vilnių tikrai parodo, kad mes, jie mums išgirdė, bet jeigu mes tylėsim, tada mums nieko gero nebus.